Labą dieną, moksleiviai. Šiandieną paaiškinsiu gruodžio mėnesio darbus, kokius mes atliksime ir ką mes veiksime gruodžio mėnesį. Tai yra, gruodžio mėnesį bus 11, 12, 13 pamoka. 11, 12 ir 13. Ir dabar paaiškinsiu, ką mes 11 pamokoje darysime ir 12 ir 13. Tai pirmą nuo 11 pradėsim. Tai praktinis darbas. Mes čia ilgai dirbsime su Wordu. Taigi praktiniam darbe mes pasirenkam pagal darbus. Šitos reikia nubraižyti. Tai sakykime 3 figūras iš čia pasirenkamų galima pasirinkti, kurias norite. Ar šitą, ar vieną iš šitų vieną, ar šitą ir nubraižome. Taip pat reikia 11 pamokoje padaryti testą, atlikti testą, kuriam konspektas taip pat duotas. Tai 11 pamoka išaiškinta. Dabar 12 pamoką eikime. 12 pamokoje yra testas, kuriam konspektas duotas, iš kurio mes imsite teoriją, kad galėtume testą įspręsti. Praktinį darbą čia yra sužymėta numeriai kompiuterių. Ir jūs įsirenkate praktinį darbą kaip sužymėta. Tai sakykime, pavyzdžiui, ketvirtam kompiuteriu eina per 2. Tai va čia ketvirto, ieškote ketvirtas, va šitą figūrą reikės padaryti. Ir ketvirtam reikės padaryti šitą figūrą. Fizikos, ne? Čia jau fizikos elementai. Viskas su Wordo programa dirbame. Taip? Tai 12 pamokoje šitokie darbeliai. 13 pamoka bus formulės, yra filmukas, kaip tai daryti su tom formulėm, visa kita. Tai 13 pamokoje mes padarome testą, naudodamiesi konspektu ir praktinės užduotis formulės padarome pagal kompiuterio numerį. Taigi, kompiuterio numeris, kaip pavyzdys, sakykime, 3 paspaudžiau ir pasidarau formulę. Nu, sakykime, pačią pirmą tą padaryti arba šitas. Išeitų va šitą padaryti. Jau 3.2, jau čia kita. Ne? Tai va, sakykime, 3.1 padaryti. Na, man atrodo, viskas aišku. Kaip daryti tą, reiškia, pamoką yra filmukai. Filmukas pagalba va yra, kaip susirasti programą, visą kitą, kur įrankiai yra ir kaip dirbti, tai yra filmukai. Taigi, sėkmės jums. Ačiū, kad žiūrėjote.